Jonathanas Koldebrando, sunkaus krašto puolėjo, kuris pataikė 2 tritaškius pirmose rungtynės. Iš vidutinio nuotolio Viktoras Gadiforsas, tai yra krepšininkas, kuris apšilo, jeigu taip galima pasakyti, Italijos pirmenybėse ir iš jo tikimasi pagalbos Švedijos rinktinėje. Tiesa, pirmose rungtynėse jis dažniau metė pro šalį nei taikliai. Jonas Valančiūnas įveikė kamuolių, jo sąskaitoje atkovotų po krepšiais savo ir varžovų liko 8. Jonas Valančiūnas meta ir pataiko pirmąjį baudą Mindaugui Kuzminskui. 3 Jonui Valančiūnui. Na ir baudų metimo. Gera treniruotė, gera pamoka ir gera medžiaga žiūrint šių rungtynių vaizdajuostę. Perdavimą iš Liudviko Hakansono, mūsų jau apkalbėto 17-mečio talento. Ir pelno 2 taškus. Lietuvos talentas Jonas Valančiūnas ir toliau laužo švedų gynybą. Ne viskas gerai. Ir apskritai, Jono Kozlausko žodžiais tariant, Lietuvos rinktinės žaidėjai kol kas. Kuzminskas prieš žemesnį už save varžovą apsisuko, tačiau ten buvo ir dar vienas. Tas, kuris sustabdė Mindaugą Kuzminską, paliko be priežiūros Jono Valančiūną ir galiausiai bendromis pastangomis lietuviai vis pasirodo Vytenis Čižauskas, kuris keičia Mantą Kalnietį. Pataiko Jonas Valančiūnas. Antras rinktinė apsigina. Jonas Valančiūnas vėl labai gerai atsidengė baudos aikštelėje ir viskas, ką reikia padaryti, tai yra atiduoti Jonui kamuolį. Štai čia išbėga pirmas. Žinovičius į kraštą, Jonas Mačiulis meta, kamuolys išsisuka iš lanko, tačiau yra Jonas Valančiūnas. Ką nori, tą ir daro Jonas Valančiūnas po varžovų krepšio. Dviese buvo dabar 2 varžovų. Ten Čižauskas, Martynas Pocius, Jonui Valančiūnui į baudos aikštelę. Čia jo atvyko prieš Baisį Masambo ir mažais žingsniukais ir klaidinančiais judesiais Jonas Valančiūnas šitą dvikovą laimė. Štai čia toks gražus iš tikrųjų judesys. Meta 2 baudos metimus.